Dios míos, ¿qué pasa? O dėl to. Aš visą mane nervina, jeigu aš darau savo dalykus. Ir man, jeigu aš dabar būčiau važiavusi varžybas, jis dabar čia nevalgė. Aš nebūčiau neleidęs. Bet aš taikus balandis esu dabar, tiesiog įmitęs taikus balandis, kuris skrenda ne į Ventspilį, o į Taliną. Kempiniuką, tą plačią kelnę. 5 hours later. SpongeBob. Padaug šaukštuką. Čia mano vaikystės maistas, dėl to šaugo toks didelis. Kaip Staliksas su Beliksu turėjo savo druidą, stebuklingą gėrimą, taip aš turėjau savo stebuklingą maistą. Tai yra varškė, grietinė, cukrus ir kiaušinių tryniai. Tai žodžiu, tokia kalorijų bomba. Po pasniko žmonės taip užsikraudavo ir valgydavo tokius dalykus, kad atsigautų, kūną apgaivinti. Tiesiog sėdi, geri kavą ir vis kažkokį skrydį atšaukia. Nes yra tie oro balionai ir galvojam, dar turime palaukti valandėlę ir tą sužinosime ar lipsime lėktuvą. Visi dužė po kryžiaus, sunkus buvo skrydis, skauda galva labai. Vienintelis aš esu geroj formai, kaip visada. Aš visada gimiau geroj formai iš tikrųjų. Eisim dabar žiūrėsim, ką čia mums atneš mūsų nepakartojamasis Talinas. Tai, žinai, kadangi, kaip sako, jau ten sėdimas, tada suda, daug metų, ten senas žmogus, bet senas žmogus tempia normaliai. O jaunimas netempia, matai. Suvenyrų parduotuviai, kad nereikėtų po to bėgti. Opa, magnetukas babai ir magnetukas man. Tokia mergaitė, kuri groja pianinu. Savo natūralioje aplinkoje dūžia žmonės. Tai visada dar kai spaudimas būna. Viskas yra, įrašinėjama, žinok. Smurtas artimoje aplinkoje 2 paros. Aš nežinau kaip čia, bet uždarys tai tikrai protų su gaidžiu. Taip plėšia galvą, nusileidžiant, aš galvoju, kad man nuplėšia. Realiai, žodžiu, mes jaučiamės tragiškai. Aš galvoju dėl to, kad aš žiauriai pergavau vakar, dirbau 12 valandų, trūksta mineralų ir vandens, o Laurai, ko gero, lygiai, turėtų būti tas pats, nes jinai pasiruošime. Tai gal dėl to, bet šiaip tokia jausmą nesu jautus. Segamės diržus. Čia esi matęs tokių, čia šprotai yra. And that's the question. So what is that thing with the fish? It's for the dogs. Okay. Tai dar priminimas, kad Laura jinai nevalgo mėsos, nevalgo žuvies, kiaušinių realiai irgi nevalgo, tik tai jo, ir praktiškai kas liečia visus tokius tipiškus baltyminius šaltinius nevalgo. Atsimenu, kada žiūrėjom pirmąją mitybą, kai reikėjo padaryti ir tada aš irgi pradėjau daugiau analizuoti, žiūrėti seitaną ir taip toliau. Aišku, pirmas man toksai buvo irgi mintis, kad reikia šalinti sojos produktus, tokius kaip tofu, kad pasižiūrėt, kokia būtų jos kūno reakcija, kas ir davė tai, kad vandeningumo nebuvo. Ir kad kai pasiskaičiau apie tą seitaną, kad liktais 50 gramų baltymo, ar ne? Ne? Čia yra 70 gramų seitano miltų sumaišytų su vandeniu. Ne, 100 gramų seitano miltų. 100 gramų seitano 88 daugiau baltymų. Nu va. Jo, tai va 100 gramų, tai įsivaizduokit, kiek daugiau negu vištiena arba koks nors kitas, ar ne, baltymų šaltinis. Tai dabar, ką tu čia esi pasidaręs? Čia yra seitanas su... Čia yra tiesiog seitanas su vandeniu sumaišytas. Ai, bet tu jį kepėjai, va, aš norėjau paklausti, kodėl jisai... Anksčiau virdavau, bet jisai būdavo labai šlykštus. Jisai yra beskonis daiktas. Čia irgi yra visiškai beskonis daiktas. Tiesiog jisai lengviau susivalgo ir man lengviau susivirškina. Tai seitanas yra tokie miltai. Kviečių glitimas. Taip, jie yra miltai ir tada jinai juos minko į tokią stešlą ir jį išvirdo. Ir ta konsistencija virto kaip skrandukas. Pirmus kartus neatsiveždavo šitą virtą daiktą, jisai būdavo toksai pilkas ir labai, sakau, primindavo skrandukus. O dabar, kai keptas, jinai pasidaro tokios kaip mini bandelės. O pas mane pasižiūrėkit, va toksai... Jo, čia iš vis atrodo kaip chicken nuggets. Tiesiog brenderį susmulkinti, nes kaip būna cielas tos avižos, neskaniai gaunasi, nesukimba taip. Tai blenderį susmulkinti
susitampuoti su mažai, vanduo ant viršaus pilu šiltą vandenį, tada jie geriau užbrinksta ir, gal kepsliuką tokį bandelę į refrajerį 15 minučių ir turim. Čia yra lūglas žiūroleksas. Mačiau liftą. Keturiesi. Liftas didelis. O, unboxing darom. Nes labai gražus, aš jo dar nemačiau, darė nauja mergaitė, bet jeigu taip žiūrėti iš paprastos pusės, viskas all good, tu gali lipti, jeigu žiūrėti iš tobulos pusės, kaip ir klausos, kirpimas blogas. Kirpimas blogas ir šiek tiek tokį neramumą sukelia, nes tikrai gražus bikinukas, bet labai atspalvis iš galo matos ir, man asmeniškai, kai aš pasižiūriu, nėra perfect ir jinai turi būti perfect. Tai va, tai labai įdomumas tas, kad kelnaičių pasiūlymas jisai nėra darytas kažkoks kitoks, bet yra kita medžiaga, kitoks šviesumas ir labai krenta į akis. Tai būtent spalva, tai nežinau ar leisim, ar reikės lipti. Tai va, pažiūrėsim. Nežinau kodėl, bet tau tinka šitie atspalviai. Žiūrėjus, karačių dieną, naktis, na. Ta prasme, wow. O dabar atrodo viskas gerai, net atrodo, kas čia atrodo tiesiskiria, ne? Mažas lopinėlis tos spalvos, bet... O vat Lauros tikrai yra, vat, tamsi mėlyna, pernai, vat, violetinė, jinai yra, vat, jos tamsios spalvos, tikrai. Nors, pavyzdžiui, praeitas bikinis Lauros tamsi mėlynas ant manęs labai netinka, pavyzdžiui, manęs iš vis atrodyčiau baisiai. Smirdiname. Šitie trusikai irgi gerai žiūrisi. Bet nėra labai gerai. Čia labai šitas turėtų būti šitai. Tokį irgi. Gerai. Vadinasi, Real Naked Choker. Ką valgo, atrodo, kaip ir kažkoks tai faršas, bet čia yra, kaip Laura sakė, pupelių ir žirnių. Žirnių ir pupų baltymų faršas. Plius avižos, agurkai ir salotos. Jo, čia yra Old Townas. Kaip ir sakau, nėra man kažkaip jausmo, kad mes atvežėm žmogų į varžybas. Atrodo, kad yra, kaip sakau, savaitė iki varžybų, kad esam atvažiavę į Čekiną, kažką pabūti, paveikti, pasivaikščiosim, ir ten jau ruošimės. Bet kad rytoj reikia važiuoti registraciją, aš nežinau, kažkoks netoks jausmas, nėra kažkokios tai jokios iš vis kažkaip nėra skėrio, gal taip pasakysi. Man irgi. Kaip tu jautės? Fantastiškai nepakartojimai, bet kai karkas valgys su raugintais kopūstais, bus dar geriau. Biškai aukštesnis žmonė yra, ne? Nepatinka man aukštesnis žmonės kažkaip. Buvo geras. Tai pasimčiau aš su savim. Hello. Hello, greetings. I'll step right on in then. Thank you. Welcome to the Rich Merchant's House. Rich Merchant House. Indeed. Cool. Hello. Hello. So, welcome to the Rich Merchant's House. Can I help you somehow? Yes, we want to try some national food and, enjoy this stay in Tallinn. Oh, absolutely beautiful. How many of you? 4. There's 4. Beautiful. Then I could offer you any of the tables in the middle over here. Yes. Sounds good? So, come with me. Thank you. Good, got it. Yeah, for If you want to take your coats off, please do. Let me show you. The bench is open up. Okay. Inside of here. It's just because we happen to have lots of open fire. You can really get. Yeah. Just take a seat. Thank you. Čia gali pasidėti savo striukę, reikia? Opa. I'm one of the servants on this floor, so if you need anything, just let me know. They are put together by the head. Oi.
duck liver pate and onion jam. Try these together as well. Okay. Very good. This is tongue jelly. It's from a There's- cow's tongue. Yeah. Mhm. Liežuvio šaltieną. You're familiar with that. Yeah. Very well. Yeah, My well. mother makes it every Christmas as well. Yeah. And with the fresh cream cheese on the bread, and in the middle, this is a marinated salad. Has some saffron in it. Kai geras. Tai čia su tautinė muzika reiškia. Valgada muzikėlė groja. Kai geras. This is the deer outside sirloin, Elnis. elk tenderloin, and deer tenderloin. A red wine sauce and mushroom sauce. A bit of spelt, it's like a grain, will keep you healthy. A salty cheesecake, a bit of sauerkraut smoked, and a berry jam in the middle. O, aš nefainus. Kiekvienam užsienį, čia kai važiuodavai su klase į kur nors, tai visą laiką būdavo, kad nacionalinis maistas kitos šalies McDonald's. Žinai, čia jaunimas. Prisidėjom ogyčių, širdelės formos. Ir ta duona su krabų skoniu ir su česnaku. Būtinai. Čia yra dalis iš tikrųjų sportinės paslapties. Vėlgi, neatsiejamas produktas yra nuo sportinės sėkmės, tai yra kondensuotas pienas. Nes visai kondensuotas, gaunas kondensatas. O kondensatas labai padeda, ta prasme, apimtim, nes ten kondensuojasi. Tai va tokį paimsim karamelinių. Vakarinis ir pats pagrindinis maistas. Reikia paragauti visų tų skanių patiekalų, kuriuos mums siūlo nepakartojama šalis Estija ir miestas Talinas. Dėl to mes paėmėm marinuotas hekas, kepta kažkokia žuvis ir mano best ever, tai yra kilka su česnakais. Juoda duonytė. Čia drebučiuose žuvis. Ai, kaip čia gerai. Kaip čia gerai. O čia, bomba. Šitas dar geresnis. Šitas geriau negu pirmas? Šitas išvis bomba. Vienas sakai bomba. Šitas išvis nesveikas. Opa, čia yra kilka. Opa, kilkutė. Full house'as. 8, čia 7,6, čia 7,4. Maloniausia procedūra. O tu jas gersi? Taip. Jūs suprastumėt, mes neverčiam, nes dažnai galbūt pamatę žmonės galvotų, kodėl mes taip verčiam. Aš pasakysim taip, Laura nekenčia kiaušinių skonio ar kepto kvapo. pagaminto jo. Tai geriau geria. Tai va, mano nakti pečiai. Asmeniškai mūtina tas gėrimas. Net ir čia kyla, ir tada actas su baltymais. Nu tai ką, uždarom pirmą dienelės įvažiavimą į varžybas. Rytoj čekinas, bus įdomu pasižiūrėti, kas ten kaip. Estijai dar nebuvom nė karto, tai nepažįstamos patalpos, aplinka ir visiškai nauja viskas bus, bet kaip ir nenauja viskas, aišku, kaip diena, tai susimatysim rytoj, metas išmiegoti. Snacks. Žuvis forever. Geriau atrodo Italija vienareikšmiškai, iš ko galima pamatyti, tai jeigu matote nuo, reikia parodyti. Dar kartelį, atsiranda, kada jinai po skrydžių nueina jai truputį vanduo, tai atsiranda va šitas visą laiką toks, ir čia nebelieka tokio tais vandens. Ir jeigu dabar žiūrėti, ko mums reikia, tai mums reikia sėdmenų pilnumo apačioje ir ilsėtis praktiškai. Daugiai pompo nieko čia nebereikia. Aišku, yra labai labai bloga šviesa. Tai mums reikia dabar padaryti taip, kad daugiau išsipūstų šitas reikalas. O šiaip viskas eina taip, kaip mes norim. Bet tu net kada gulimo nedarydavai. Vienas rytas prasideda nuo tikros kavos.
tikros, šviežiai maltos, nueiti. aromatingos kavos. Jo. Kad Tu skanios atsigulk, kavelės. sumažink svorį. Šiautina. Sveiki. Ačiū, taip toliau. Siauro. Įsime į pačią registraciją. Ką reikia atlikti? Pasiimti savo numeriuką, užsirašyti taningui, susiderinti dar visas procedūras. Merginos dažnai susiderina dar make-up and hair, bet dažniausiai Laura viską daro pati. Mes šiandien nesigrimuojam, nes mano nuomonė tai yra bereikalingas dalykas, tai visiškai tano saugimas nei kažkom skiriasi, nei jisai geriau įsigeria, nei ką. Mes visą laiką grimuojame šaudiai, grįžtam ir ilsimės. Jau, laukiam, einam, kada. Čia iš Lietuvos ryto. We have membership. We have. We should be here. Everyone. But just today, tomorrow. Sveiki gyvi. Kaip gyvenimas? Dalyvausi? Ką po to? Formai gauta, kokią norėjau. Nu, tai žiūrėsi, per 2 turnyrus laimėti. Aš irgi noriu pasižiūrėti, kaip atrodo, ar pagerino, ar nepagerino, pasižiūrėsim. Septyni yra, ne? Jeigu 7 yra, tai yra gerai. 7 jeigu yra, gerai. Ponia reikia ten. Also, veteranam. Ponia. Thank you. Svorio reikia? Širdį norime. Atgariukai nusifotinti, eina? Einam nusifotinti? 5.9. Yeah, 75 going 4. This 175. Tai labai ilgi registration, būna žiauri didelė, tai šita tokia cute tokia. 87. Yeah. Okay. All good. Paaiškinimas trumpas, merginom tai nereikia, bet vyram yra kategorija, kurioje jie turi atitikti ir ūgį, ir svorį, balansą kokį, yra matuojama, kad neviršytų svorio. Tai sunkumas vyrams, kad jie turi padaryti. Ką gavome dovanų? Šitą dalyką tikrai suvalgysim. Vieštų sviestas labai įtėmė. Čia jaučiu prevarkatai. Šokoladukai. Tai registracija tokia viena iš mažiausių, kokioje esu mačius, labai tokia taini. Tai galbūt neatskleidžia tikro vaizdo, kiek būna ten viskas, bet aišku, toks mūsų tas turnyras nedidelis. Ir Laura jau lieks jinai namo ilsėtis, mes dar porą valandų pasivaikščiosim po centrą ir turbūt keliausim vakarą sportuoti. Tai va tokia mūsų dienelė, o visas smagumas bus rytoj. Normaliai. Nebepyks. Iššaukia visokiais žodžiais vadina. Taip. Rėkia, o po to sako, ką mano katinas, sako po to. Gerai, einam, vaikščiam. Po to ir daro tos kebabus su katinėm. Kebabus. Lavašus ir kebabus. O čia laiptai. Ir mums reikia ten. Safety first. Bet čia bus daug laiptų, valai. Keliaujam. Aš kad tai bomba.
King of the Castle. Tada selfie. Arba klano arba giminės. Čia į bažnyčią, ar ne? Ar čia Mamaidianas? Jo. Taip išeina. Tokia pirtis, nėra daug vietos, bet užteks. Čia visiems. Kas eis, kas neis, bet bus, kaip sakant, labai gerai. Taip, kad tos paslaptis, kaip kultūrizmo, jos slypi kažkur anapus. Nes dabar jinai šokinėja, kad suvoktų, aha. Bet dabar yra gerai. Nu, jinai tiesiog labai palsėjo, jinai labai gerai atrodo, labai gerai viskas išėjo. Tiesiog tas bikinis yra toksai dalykas, kad jisai turi turėti balansą ir niekas nenori matyti labai didelių skilimų kojose. O mes turbūt daėjom iki tokios stadijos, kad Lauros, nors mes šiaip netreniruojam to keturgalvio iš priekio daug, bet pas ją kūnas jisai keičiasi ir... Jo, nes dabar labai gerai atrodo. Okay, turn to the back. Dabar sėdmenis geriau atrodo. Dabar geriau atrodo, dabar gerai. Jo, bet dabar užpakalis geriau atrodo, nes prieš tai jisai nebuvo tiek pasipūtęs. 3 steps to the back. Daugiau atverk nugarytę biškį. O. Front pulse, please. Čia biškį norėjusi užlaikymų gal šiek tiek. Nu dabar geriau atrodo. Okay, 3 steps. Gerai, lyginant ją ir mane, pas mane turi dar žiauriau skilti kojos ir jos turi būti pilnos ir taip toliau. O jai nebereikia, tai praktiškai daug dalykų, ką jinai daro, aš darau viską atvirkščiai. Tai tas vat yra įdomumas. Bus įdomu. Tai viskas buvo šitai. Bušmo pirty. Au, gerai. Laura, nobody knows where is Laura. Mes einam į džymą. Nuostabus vaizdas iš tikrųjų. Per kamerą atrodo šilčiau, negu yra iš tikrųjų. Bet normaliai. You know where is Laura? It's like, I have a picture here. Gerai, bet... Hai. Šiaip nesitikėjau, kad tokia bus gera trenkė, labai pavargau, išėjo neblogai patūpti, kaip matėt video. Labai patiko salė, erdvė,
daug treniruoklių, ne per daug žmonių ir žiauriai fainiai, kad kai ateini, nereikia jokių registracijų daryti, praeini, nusiskenuoji iškart su korta 6 eurus ir įeini vidurį išeini. Tai labai comfortable, dirba visą parą ir nuo namų tik 15 minučių, tai žiauriai geras vaibas. Einam pasižiūrėti, ar Laura dar čia, gyva, ar miega. Nu ir ką, keliausim rytoj šou. Aš žadu čia žaisti. Maybe I am walking away. Maybe I am walking. Nu gerai. Atsirado tas šaniukas. Ką gults sako. Reikės pampint gultsą, taip galiu pasakyti. Reikia pilnumo dar. Bet čia pasidarysim mes tą pampą. Tai vat nuosprendis toks, kad šiandien, kuom skiriasi nuo vakar, susitraukia viskas, kur reikia, ryškumas, pilvas, flat, bet reikia užpildyti sėdmenis, dėl to keičiasi sprendimas, dabar vėl jinai valgys košytę ir turbūt dar prieš išeinant duosim dar, kad truputį užsipildytų angliavandenį, bet šiaip visas vaizdas yra to, ko norėjau. Mes į varžybas turiu 10 valandų, man 11:45 yra grybas, kadangi viską darausi pati, ir plaukus, ir makiažą, tai man kaip ir nėra ko skubėti. Tai va, o savijauta tokia, kad nežinau kaip jaustis. Pernai metais buvo visokių tų pasiruošimų. Prieš kiekvienas varžybas būdavo ir streso, ir skubėjimo, ir reikėjo labai daug visko daryti sąlyginai. O dabar toksai ramybė, tiesiog nežinau. Tarsi, ne tai, kad nėra ką veikti, bet stumiu laiką. Ir gal viduje toksai, gal sakyčiau, yra jausmas, kad jaučiuosi kažko nedadarius, nors kaip tik viskas yra padaryta. Ir keista jaustis, tiesiog taip ramiai laukti varžybų be jokio streso, be jokio skubėjimo, kažkokio, be nieko. Tai šitas jausmas toksai dar buvo nepažįstamas. Pirmą kartą taip jaučiuosi, kad viskas yra padaryta tiek, kad jau nieko daryti nereikia. Viską padarėm, atnešėm formą ir pabandysim padaryti pirmą startą. Taip, kad ateisi ir padarysi visą savo darbą, ką reikia tau padaryti. Nėra jokio mandražo, tu atvažiavai pasiimti savo tai, kas tau priklauso. Ir viskas. Viskas labai šiandien šį kartą skiriasi, kai tik sezonas yra kitoks. Pradžia dabar mes visai kitokia, galvom, kad čia reikia skubėti, o skubėti nereikia. Ir viskas. Tikrai čia? Mes jau vietoj. Važiuosim, dabar važiuosim Lietytę kažkur staisyti. Bus visas darimas. Come on. Ten jau vyksta? Aha. Thank you. Hello. Hi. Хоче. Please, go upstairs. You okay? Nieko ten nėra. Jau čia koridorių reikia pakreipti. Jo, ten gerai buvo. Tai vat mes atvykom šiek tiek vėliau, tai reikia susirasti savo spotą. Kad įsirengiam stovyklavietę ir tada ramiai pasidaryti taną. Tikrai netari. Tai išnešiu tikrai. Mes turim. Šildučių nedėčiau, nieko. Va, eičiau pro šalį, aš nepažįstu. Nu, pamaivot, baigėsi maivot. Geras. Modeliai.
Stalkinam. No. Tai vat, dabar mes keliaujame paimti vaistų, nes Edgaras negerai jaučiasi, o Laura išėjo į taningą. Na, aišku, taningo mes daug neparodysim, nes tai šiek tiek privačios kūno linijos matosi. Ir taip ir leisime laiką backstage, to laiko daug nebėra. Visi kiti, kaip aš pasakau, jie buvo anksčiau atvykę, jie darė taningą ir jau visi gulėjo. Kaip matėt, mes atvykom vėlai, nes mes, na, kaip ir žinom visą rutiną, mes dėl to net neskumėm ir kaip Laura tokia ir yra. Jis iš tikrųjų yra šiek tiek pasimetusi, nes per daug ramu. Mes neturim niekur bėgti, mes nelakstam, mes iš vis atvažiavom, atrodo, kaip į parduotuvę atvažiavom. Tai jinai gulės, tinkamu metu dabar padarysime užkrovą, tai reiškia, kur ką suvalgysim, pasižiūrėsim, kaip jinai atrodo. Tinkamu metu sužaisime ten medų, traputį, vandens nieko nežaisim, nes jisai nebuvo nuimtas. Ir padarom pampą ir jinai keliaus į sceną. Padengtas bikinėt, Kaip nori. Nori dar padžiūk. Valgy dabar traputį. Vieną su medum, o vieną be. Gerai? Make it espresso. Nudžiuvai jau? Sakė jo. O kaip jauti? Neklaus, nes... Niekur nepabėgti, gerai? Aš jau pradedu jūsų kategoriją kalbėtis. Gerai, mes čia esam. Man susitorsiu. Jo, suvalgai renkis, gerai? Blaizą ten deda, ne? Nu, jaučiu. Gerai, ar ne? Ne. Svarbu, kad matytųsi jisai. Ir pompuosim. Tuščia tikrai nesijautė, ne? Įprasta gana ofise. Šiaip ta separacija. O tam dušu pečius dar pamatuoti. Ne. Svarbu dabar subinę parvažiuot. Vienos pareina, ne? Dega? Mes labai gražiai pasidėjo. Labai idealiai. Nematau jokių tarpelių visiškai. Rankytas viskas. A jai dabar įduoti? Ne, vėliau. Prieš sceną? Teks papečių, ne. Tai tu pasimsi šitą mažai. Centre Estijos. Ką? Na, ne. Tai palauk, imk tada. Imk, Laura, to. Paduosim. Taip, Laura, tu liep. O lūpdažys viskas yra. Nepompok labai stipriai. 3 steps to the curtain. My posing girl, what she was learning with us, she's the first one. So we did that. She was learning posing with us. So I guess she's in top 2, but she is in third place. So we did that. I did. Latin girl. She's the first one. Good. Šaunuolė, gerai. Geras galas. Labai gerai. Thank you, Laura. 148, Lilian, thank you. Three steps to the curtain.
Labai gerai. Turn back to the judges. And walk back to the line. 143 and 134. Nika Skirko. Nu, klausim, kas buvo. Kaip ją reikės pakelbinti? Aš net fotkių neturiu. Ir jinai buvo pasimetus. Man įrašo, ką padariau, ką man jį atrašyti. Nu, nieko, tu turi savai. Matei frontpaus? Nu, mačiau. Na, talija didžiulė, nesusisuko. Ką blogai padariau. Paskutinė aš. Nu, prie galo neturiu prie ko prikipti. Frontpaus labai sustresavus atrodė ir pozavimo. Talija daugiau traukti ir lygtis buvo per daug atsisukusi, gal šiek tiek pasilenkus atrodė didesnė. Bet pamatysiu nuotraukas, nesiskiria iš galo, tai aš neduočiau. Ja, tai iš galo tai. Iš galo pirmą. Tai ir varysim. Žodžiu, būna taip, yra buvę ir man, bet tai nepasiduodama, aš tą patį sezoną buvau paskutinė ir tą patį sezoną laimėjau į Olimpiją tikėtą. Čia tiesiog stresas, užsigaupė vanduo, antras dalykas talija, tai sutvarkysim. Ir buvai palinkusi priekį. Dabar gerai jau atrodo. Aš gal daugiau įtraukti. Ką? Nu? Na, daugiau įtraukti. Jausmų. Ne. Kūnas ne vien dėl užkrovo yra, aš taip galiu pasakyti. Matai, reikės imti mažiau maisto daryti. Daugiau nuiminėti reikia 2 kilus. Aš taip galvoju, pažiūrėjau, kiek tas smulkiai. 2 free. 2 free, 3 4. Pagausi ildiką. Jo. Nes dabar pauzė yra. Nu, aš man aišku, viskas yra. Tai gerai, tai iš tiek turėtum. Bet aš pasiklausiu, va, žiūrėk. Pirmos mano varžybos, žiūrėk. Sezono, tos pačios sezono. Pažiūrėkite mano ryškumą. Nes aš neėjau į užkulisius ir pizda. Ir man buvo pizda. Ir aš atėjau ir aš visiškai pasimečiau, karočią, mane suėdė. Pažiūrėk, kaip aš atrodau, tas varžybos, ne? Čia buvo, karočią, rugsėjo pradžiai. Ir Dainora. Ir Dainora atvaro po to. Čia ir skaitykime iš 8 vietos. Pažiūrėsim, kaip bus picų vakaras. Iš 8 vietos į 1. Tai va. Picų vakaras neįtrauktas. And a few people because... Yeah. The clothes was... Šigna viskas gerai talija yra, užsiplaukus talija tiesiog išsipūtęs pilos yra reikia. Tai dabar jau čia praėjo tik tai kiek valandų. Dartėm! Молодец! Tem glutes. Dar. Молодец. You face to the judges. Давай, Laurutė, давай. Поработай, зайчик. Pilva dar, šaunuolė. Выверни. Thank you very much. You can walk to the sideline. Laura Kolesnichenko. Thank you. Face to the judges. Nu
tai ką, vis tiek grįžtam su medaliu. Netuščiom, jo, netuščiom. Nu ką, visas blogas apie tai, kad būna visokių varžybų ir reikia tiesiog kabintis į priekį ir gerinti rezultatus. Motivacijos darbui toliau. Sekantis startas už 2 savaičių. Tai iki to laiko turim labai ką nuveikti. Tiek ties pozavimu, tiek ties formų. Lauksim dabar dar feedback iš teisėjų. Hello, we need help. Your last photo, oh my God. I was shy to like because of... Oh, that one, yeah. We need feedback. Hello. So, little bit the glutes was flat. Yeah. More fullness. You saw Yeah, more fullness. full. Yeah. The second part was a bit better. Yes. The second part was a bit better. And That's about it? front pose, she was like flowy, yeah, and the waist, no? She was like too wide, no? Yes. It's like she looks like need to Yes. more. When someone don't have genetically small waist, always have to twist when never show from front. Front pose, yeah. Always. Not too much because it's not nice, but you have to find a way how to walk up to the stage. To always not show from the front. Because when I see you, you are extraordinarily beautiful. But on the stage, all the girls are good. Yeah. And just the small details why we choose better positions. She was lost today, and then she And- was posing too, was very lost, like she was I walking. didn't see your self-confidence. Yeah, she was out. Why? Because probably everybody wanted a lot of from her, from the last season, because she won like nine gold medals, so She that was was the like- pressure. And she was like, she was a bit, scared. On the and next was- show. Yes. Now But generally, to- like to- we Yeah, put, beautiful. we put all the shoulders that you Yes, said yes, last year. yes. We put a little bit of maturity. I see. She have a lot of cortisol. She was flow after the comparings. She was 4 times to the bathroom. She was like getting better and better, but she was stressed out. She don't have confidence. She was lost in the morning, and I think so we will gonna make it better this season. So you know You have the potential. Just the peak have to be on the point. yeah. Yes? You know. We're gonna do that. Yeah, I have the problems there that I. The cortisol, Yeah, and a few shows Doesn't I listen was to not anybody. confident. Cortisol is She doesn't listen to anybody. She big just like enemy, the gets into cortisol. that. She says that she's the worst, and that's it. Yeah. You are really beautiful. But Okay, you have so, to know about so we are coming. Not, I think so. You're gonna not going to Yeah, we'll come to Budapest, but Budapest. yeah, but we will Four- go with 4 girls. Come to Budapest because you will get more motivation. Because our stage you will enjoy definitely. The level is higher, but you know how Yeah, it is. but she can compete. But yes. After last season, she If you show your real yourself, you can get anything. Good. Thank you. Okay, so see you in Budapest. Thank you. See you in Yeah, Budapest. bye, guys. Bye-bye. Bye. Insurance for the people. Because they die if they see your photo. Okay. I'm gonna say it to Catherine. Hello, my friend. How are you? Good. No, one time no see. One time no see. How are you? Good. Nepasavimai, Good. tu Yeah, tą patį, stressed tu nebuvai because, tokia, kaip buvai pernai. Tu nebuvai net kaip pirmą kartą Latvijai. And the cortisol. Į tavo everything front- went to nori the parodyti, kaip stomach, tu pozavai? to the fullness of the muscle. Kai tu vaikščiai, The glutes were a bit Aš galiu parodyti. flatter, but we just like pushed it, and she had loads of stress because last season she had got like 9 O galų buvo gold šitaip? medals around the globe. ir dar taip Yes, padarai. she won the overall. Tu That's ėjai why the tiesiog, va pressure tai va, was there. tau reikia padaryti va šitą. Yeah, but you know. Nu, tu buvai if you don't know tiesiog, how nu, to tu buvai lose, ne you tu. don't know how to Ten win. buvai ne tu, ten buvo... Thank you, ten guys. buvo- Thank you. Thank you. See you in Budapest. Žinai, bet kad jinai pasakė tą, kad užkabino eiseną, tas man geras galvoja, reiškia, jisai matas. Nes, pavyzdžiui, aš kardinaliai visą laiką slepiu. Čia yra mano, aš netgi visą laiką, jeigu mano yra apsisukimas šone, kad mano tų rulkių nesimatytų, aš blėt plaukus spėjau užtraukti kiekvieną žingsnį. Nu, tai aš tą posūkius darau, tai reikia tave išmokinti, nes tavo eisena buvo labai blogai. Very bad šiandien buvo. Bet tai, kad tu nespėjai sureaguoti, supranti, ir jau kai tau reikėjo, nes ją iš karto įmetė į liniją. Mane dabar pakvietė, tai manęs net nespėjo gleizų nutepti.
man pusę kūno nutepė kreizų ir sako, viskas eini į sceną. Tai Very nice. taip pat kaip ir ten, jie išvedė skaityk pastatymus prie linijos ir tada, Laura nepadarė, tai nueik taip. Ir tu pradėjai nuo ten eiti, dėl to ir pasimetė. Šiaip tave turėjo sustabdyti, turėjo 3 išvesti, turėjo sustabdyti ir tau turėjo pasakyti, kad tu dabar eini daryti aivoką. Ir tu būtum išėjus paskutinę aivoką, jos turėjo stovėti. Tu padaryti aivoką, prie jų prisijungti, tada visus į vieną liniją ir tada tai fjauti. Va taip turėjo būti. O, čia kažkokia lempa.